Pirmasis sezono uždarų patalpų riedulio turnyras Šiauliuose baigėsi dramatišku finalu. Daugkartinės Lietuvos čempionės Gintros Strėktos universiteto riedulininkės susirungė su viešniomis iš Baltarusijos – Gardino ritmų komanda. Atkaklios ir permainingos dvikovos nugalėtojos paaiškėjo paskutinėmis finalo sekundėmis, kuomet rezultatui esant 3-3 teisę realizuoti mažąjį kampinį gavo ritm riedulininkės. Ir šią galimybę pasinaudojo. Šiaulietėms laiko atsakymui nebeliko. Galbūt truputį supanikavom paskutinėse minutėse, labiau pradėjom negintis, o mums pult nepavyko paskutinėse minutėse, taip kad ir gavom įvartį per likus 10 sekundžių kažkur. Tai iš tikrųjų geras varžybos buvo. Kaip ir mūsų komandoms, baltarusiams tai buvo pirmasis turnyras salėje šiame sezone. Nugalėtojų komandos kapitonė džiaugiasi ir laimėjimu, ir pačia galimybę dalyvauti šiuose varžybose. Я не знаю, в чем была сегодняшний день команда сильнее. Net nežinau, kuo mūsų komanda buvo stipresnė. Varžovės buvo tikrai geros. Mes pradžioje šiek tiek neužtikrintai žaidėme, nes pirmą kartą paėmėme lazdas salės varžybose, nes pas mus nėra sąlygų treniruotis. Esame dėkingi Lietuvai, kad pakvietė į šį turnyrą, o turnyrą laimėjome dėka pastangų ir geresnio komandinio žaidimo. Trečią vietą turnyre užėmė Vilniaus HFTC. Ketvirtos liko Širvintų Intos merginos.